Atsiradau čia netyčia. Jie ieškojo jauno žmogaus, kuris galėtų būti jų treneris. Kada atėjau, neplanavau aš čia taip ilgai dirbti. Kai tu esi irgi sporto žmogus, tiesiog tave tai užkabina ir tu irgi bandai save realizuoti toj sferai. Varžytis su bet kuo, man svarbu varžytis ir nesvarbu, ar tai tinklinės, ar tai futbolas, ar tai krepšinis. Jeigu aš užsibrėžiu tikslą, man dapvieniai, kas ką sako aplinkui, ar laiko, nelaiko. Čia vienareikšmiškai svarbiausias šaltas protas, bet kurioje situacijoje. Jeigu nežaisčiau golbolą, aš galvoju, kad daugiau siečiau savo gyvenimą su muzika. Iš tikrųjų, repas labai tinka golbolai. Kad būtų arčiau vidurio. Patys mūsų žmonės žino, jų kiekvienas kelias nėra lengvas, aš amus. Lietuvas! Mus daug lengviau, čia pradėti savo brangų Jisai šviesos rūrių iš karvė. Tai yra mano pirmas parolimpinės, tai yra mano svajonė patekti jas. Ruošiamės tam, kad nuvažiavę nesijaudintume, bet žaistume ir kovotume ir stengsimės daryti viską, ką galim. Kai tu pradedi treniruotis, tu dirbi, tu negali iškart galvoti apie auksą. Pirmiausiai viskas priklauso nuo treniruočių. Būna, tarkim, į dieną irgi po 2 treniruotės. Tu turi būti užsispyręs, turi būti motyvuotas, turi būti stiprus, kietas, netoks nepalaužiamas iš tikrųjų. Turi būti užsispyręs, turi būti motyvuotas, turi būti pasiruošęs viskam. Būna bandau nupiešti scenarijų savo galvoje. Kaip čia mums viskas klostysis, kaip mums seksis grupėje, kaip seksis atkrintamosiose, galbūt su kuo ten gali tekti susitikti. Na, bet būna taip, kaip būna. Tiesiog žaidi kuo geriau ir artėjai prie tos savo svajonės. 108. O, prašau. Žinau, ko važiuoju, buvo tikslas, 5 parolimpinės žaidynės, paskutinis šansas turbūt užsikabinti dar medalį vieną, jauduliui vietos jau negali likti. Dabar tikrai nesijaudinu, nežinau, kas bus nuvažiavo. Gal organizmas sustreikuos, kaip nors kitaip pradės elgtis. Šiai minutei tikrai nesijaudinu, žinau, kas manęs laukia, čia jau viskas bus žinoma. O kas nesvajoja apie auksą? Visi svajoja, tai tame tarp ir aš. Kai eini varžybas, galvoti reikia, kad tos priešininkus sudraskysi ir kovosi, o ten galvoti, kad kaip čia bijoti, apsiginti, ką čia daryti, nėra. Tiesiog neapkraunu savo galvos tokiom smulkmėm. Pirmiausia, stengiuosi susikaupti. Jeigu tai yra čempionato pradžia, dažniausiai būna toks jaudulys, stengiuosi nusiraminti, kad čia viskas gerai, kad aš visą galiu padaryti tą, ką moku, ką buvom treniruotėse išmokę ir su tokio mintis stengiuosi eiti į aikštelę. Nes golbolas reikalauja tikslumo, kantrybės, galima perdegti, prisidaryti klaidų ir jokios naudos nedešim komandai. Ne, atsitrauk nuo sienų. Aš esu Mindaugas Suchovėjus, golbolo rinktinės narys. Aš esu Mantas Panovas, žaidžiu golbolą, dirbu aklųjų ir silpnaregių įmonėje. Tai esu Mantas Brazauskis, žaidžiu golbolą. Šiuo metu baiginėju teisės studijas Mykolo Riomerio universitete. Mano vardas Genrikas, pavardė Pavliukenis, golbolą žaidžiu nuo 91 metų.
Aš Nerijus Montvydas, gyvenime dirbu masažuotoju savo individualioje įmonėje, tuo pačiu ir sportuoju golbolą. Aš esu Justas Pažarauskas, pagrindinės mano veiklos tai yra golbolas ir darbas. Aš esu Karolis Levickis, golbolo rinktinės treneris.